Po 8 dabar šiek tiek išėjau akinių parnešti. Nes pamiršau vakar mašinai. Tai bus toks lengvas pasivaikščiojimas 4 kilometrų. Tuščia, žmonių nėra. Gaivus, geras oras, pakankamai šilta. Nors su megztiniu, bet ant saulės tai jau tikrai šilta. Tai va, beveik baigiu ateiti. Pasižiūrėsiu, kaip ta mašinytė man atstoja. Nu va, yra tų mašinų čia pristatyta. Nu kaip buvo viskas ir tvarkoj. Akinius paėmiau. Einu atgal. Nu va ir namie. Nu ką, einam pagaliau. Einam. Nu ne taip vėlai išsikrapštam. Sutvarkėm, nusiprūsam. Be 21. Panašiai kaip visą laiką išsikrapštam. Kaip įsikrapštydavom. Na gerai, einam. Tu išsirinkai? Tai tu dabar renki. Nu, įsikūrėm jau. Pasistatėm bazę. Bičiuks dar miega. Gal biškį pailsėsim. Bet turbūt nelabai. Biškį pasibaigė ramybė. Pavalgiam, pampersą pasikeitėm. Dabar čičiuojam, liuliuojam. Nutvarkomės. Gavom akimirką, kol pamiegos. Susirinksim visą palapinę, viską. Čia pabuvom porą valandžikių. Nelabai yra galimybė ilgiau pabūti. Bet pabuvom bent jau. Jei, išgyvenom. Nu, einam iki namų. Lietaus biškį gavom. Ar greičiau pasakyti, važiuojam, negu einam. Kažkas eina, kažkas važiuoja. Kažką veža. Na, pabūsim biškį, užkąsim gal kažką, pailsėsim. Po 0 biškį pagulinės gal. Paskui vakarą gal išeisim tai kokį parką pasivaikščioti. Prie fontaną. Prie fontaną? Nu, gal. Kaip prie fontaną visą laiką čia. Eisim į parką. Ten pušų oro pakvėpuoti. Kaip viskas susipakoji, kad pareit. Taip ir keliaujam. Nereikia sporto salės.
Taip nulyja normaliai. 9 valandas beveik. Ir aš iki 1 valandos lis dar. Tai nežinau, čia kur čia beišeisim. Tai viskas turbūt.